Rungtynės laimėtos, bet ko gero sveikinimams čia dar anksti, viskas vyksta iš 2 rungtynių, iš taškų skirtumo. Šiandien pasidarėt bent +3, galėjo būti ir blogiau įvertinus, kas buvo rungtynių pabaigoje, kaip pačios rungtynės. Sunkios iš tikrųjų, tokios buvo kelios atkarpos, kur mes labai sustojom ir neradom tų sprendimų puolime. Tai manau, šiaip geros rungtynės iš analizės pusės, pasižiūrėti, ką galim daryti patys kitaip, tiek treneriai, tiek žaidėjai. O faktas, kad čia rungtynės, tai kaip ir kalbėjom, kad 8 kėliniai, minimum, jeigu neskaitant pratęsimo, sakykime, antrose rungtynėse 80 minučių, tai pusę rungtynių sužaidėm, dar tiek pat liko. Galbūt kažkiek koja ir kišo, kad būtent reguliariajame sezone turėjo daug lengvų tokių rungtynių, kai galbūt nebuvo būtent tokio konteksto, kai viskas sprendžiasi rungtynių pabaigoje, bet kaip manot, komanda jau lemiamomis minutėmis susistygavo? Tai buvo, kur strigom, kaip ir minėjau prieš tai, ir tais lemiamais momentais ne visi sprendimai buvo teisingi, bet faktas, kad susideda, turėjom tų lengvesnių rungtynių reguliariam sezone, bet tikrai čia nepasteisinamas. Mums tikrai reikia tuos dalykus įsispręsti ir kuo tą greičiau padarysim, tuo bus mums geriau. Gal netiesiai iš lėktuvo, bet Užupis ir Pakelis tik ką sugrįžo, kokia galbūt buvo jų būsena, kaip kalbėjot prieš rungtynes? Kaip ir viskas tvarkoja, aš suprantu, kad tas nuotaikos gal ne pačios geriausios, bet fiziškai jie tikrai, manau, pasiruošė. Ir tikrai, sakau, nenaudojom to kaip pasiteisinimo, kad čia tik tai susirinkom šiandien, bet žaidžiam, ruošiamės ir tą darysim ir toliau. Ačiū.